nedaryk to, nesportuok taip, nevažiuok dviračiu. Sportas turi pakelti energiją. Pilates yra saugu nėščiosiam sportuoti. Neturėtų nėščioji krypuoti, linguoti. Tikrai labai daug mitų. Ir kur yra mano ribos? Ar čia nėra pasikeitusi rekomendacija? Galutinė nauda yra tai, kaip mes gyvename. Didžiausia turbūt klaida yra nieko nedaryti. Jis išeina po treniruotės, kaip po kokios injekcijos. Puf! Tokios. Sveiki! Šiandien vėl susitinkame laidoje kabinete pas gydytoją. Kalbėsime tikrai labai populiaria tema nėščiųjų tarpe, tai kuri apaugusi labai daug mitų neteisingos informacijos. Tai būtent apie fizinį aktyvumą nėštumo metu ir po gimdymo. Tikriausiai daugelis nėščiųjų esate girdėję, kad nesportuok, nepersistenk, pailsėk, nekelk rankų ir įvairiausių kitų dalykų, kas liečia fizinį aktyvumą nėštumo metu. Tad šiandien mes tenksimės visus tos mitus paneigti ir pateikti tą teisingą informaciją. Su manim kartu studijoje yra Gerda Lekavičė, tai nėščiųjų korekcinio treniravimo specialistė. Labas, Gerda. Sveiki, malonu būti čia. Gerda, tu prieš pokalbį minėjai, kad mokslus baigei ne Lietuvoje, taip? Taip, Amerikoje. Lietuvoje nėra kol kas tokių programų, ar yra, kur būtų galima pasispecializuoti ir tos informacijos daugiau sužinoti būtent apie nėščiųjų tą sportą, kad ne bendrai? Bendrai nėščiųjų tema yra labiau kineziterapinė, tai yra reabilitacinė tema, tačiau ten gilio irgi nėra per daug ir specializacijos Kaune yra, bet minimalios. Tai dabar aš pati ir Lietuvoje esu pasibaigus visas specializacijas, kiek tik yra, tačiau, kaip sakau, vis tiek renkuosi sakyti, kad mokinuosi Amerikoje dėl to, kad pagrindinės žinios vis tiek atėjo iš tenais, daugiausiai tyrimų ir priklausau trenerių draugijai, kurio nagrinėja naujausius tyrimus. Tai reiškia, mes kiekvieną mėnesį susitinkam, nagrinėjam tai, kas įvyko, kokie tyrimai įvyko apie diastazę, simfizitus, treneriai, kurie patyrė įvairias patirtis, plus Amerikoje tikrai yra daugiau case study, kur nagrinėja situaciją su nėščiosiom, preeklamsijom, diabetu, traumom nėštumo metu ir kaip treneriai dirba su jom bei kokie rezultatai yra. Tai tikrai kartais Lietuva tarsi tuo vienu ar dviem žingsneliais atsilieka šiose temose. Tai džiugiuosi būdama tenais, bet ir galėdama pasisemti iš Lietuvos specialistų, nes, kaip sakau, čia yra iš vis neišsemiama tema, norėčiau dar stoti ir Lietuvoje, norėčiau dar stoti ir Amerikoje, tikrai informacijos niekada nebus per daug. Mes ir kai kalbėjome prieš pokalbį, kad tikriausiai tai sunkiai tilpsime ir į savo rėmus, tiek pasiplanavom, kiek norisi pasakyti klausytojams tų žinių. Tai kažkaip mėginsim, jau kas kelsim, sakėme, dvi dalis šitas temas. Žinai, gal pradėkim nuo to, kad dabar yra tos rekomendacijos, kažkokios tie skaičiai ir daug kur galima girdėti, kad 150 minučių per savaitę yra to rekomenduojamo sporto. Tai ar yra tikrai tas skaičius, ar čia nėra pasikeitusi rekomendacija ir kokia tavo nuomonė apie tai, ar tiek sporto reikia? Tai čia labiau yra apibrėžimas žmonėms, kurie nori to tikslaus atsakymo. Ir jeigu mes paguglintume, atsakymas yra 150 minučių per savaitę, tai yra apie 3 treniruotės, gal į 4 galima išdėlioti ir tada ramu, pasidarau 3 treniruotės ir aš jau savo didelį pliusą užsidedu, kad esu fiziškai aktyvus. Pati savo klientėm ir bendrai viešoje erdvėje komunikuoja apie tai, kad fizinis raštingumas bendrai yra svarbu ir galit jūs dėti tuos rėmus, kad 150 minučių yra nauda, dėl to, kad daugiausiai tyrimų yra padaryta su 50 minučių, bet galutinė nauda yra tai, kaip mes gyvenam. Tai dabar vienas iš naujausių tyrimų yra tai, kad jeigu mes sportuojame bent valandą per dieną, o likusį laiką sėdim, ta treniruotė praktiškai netenka prasmės. Tai vėlgi čia yra labai daug susiję, kokios yra tyriamosios grupės ir kokį gyvenimą gyvenam. Tai jeigu renkamės sveikatingumo gyvenimą, turėtume atitinkamai adaptuoti ir savo kasdienybę. Tai tarkim tas pats sėdimas darbas arba net ir stovimas darbas su venų varikozės tema labai yra opi tema ir reikėtų įtraukti net ir treneriams pasiūlymus klientams, nėštukiams, pogimdyviams, nesvarbu net ir ne šioj temai, kaip elgtis kasdien, kad ta treniruotė būtų naudinga. Tai čia holistiškai tai ir miegas, ir stresas, ir mityba, ir sėdėsena, laikysena, kaip keisti pozas, kiek pertraukų daryti, einant į tualetus įtupstus padaryti, turėti galiausiai tą sporto salę kažkur po ranka, kur gali prasitempti, prasivoluoti, volavimus įtraukti, kvėpavimus įtraukti, kvėpavimo pratimus nepamiršti. Tai tiesiog galiausiai apimti, kaip aš gyvenu kasdien. Tai čia gal kaip žmonėms suprasti, kad
fizinis aktyvumas tik nėra apie tai, ką mes darom sporto salėje, bet ir ta mūsų kiti dalykai. Taip. Kad, kaip sakai, ir kvėpavimo pratimai ir visa kita, tai mums labai labai svarbu. Gerai, o dabar kalbant konkrečiai, tarkim, apie nėščiąsias, nes kaip minėjau pokalbio pradžioje, kad tikrai labai daug mitų, kad nedaryk to, nesportuok taip, nevažiuok dviračiu, ten nekelk rankų, kad labai daug tų apribojimų yra, ypatingai mes dažnai tikriausiai šiuolaikinė nėščiųjų karta iš savo tėvų močiučių girdi šitos patarimus ir pabarimus, kodėl tu taip darai. Tai gal ir pašnekėkim, kokie tos sporto šakos yra saugios ir kokių reikėtų vengti. Tai tarkim, galim pradėti pavardinti, tarkim, kardio treniruotės, jėgos treniruotės, jos yra saugios. Taip, ir būtinos. Saugios ir būtinos. Būtinos su šauktuku. Pilates treniruotės, nes labai dabar populiaru pilates yra ir su šitais reformeriais ir be jų, tai pilates yra saugu nėščiosiams sportuoti. Čia jau tokį dėčiau bangelę. Pilatesas labai yra geros treniruotės, labai gera metodika, tačiau tai yra specifinė metodika. Nebent treneriai veda iškreiptą pilatesą. Tai reiškia, jau funkcinės labiau treniruotės pradeda vesti, kas dažnai ir būna, kad nukrypsta ne į pilateso metodiką, bet į funkcinės treniruotės. Tai jeigu kalbant apie pilateso metodiką, tikrai ne visi pratimai yra tinkami, ypač kuomet yra didelis spaudimas, kvėpavimo, galbūt užlaikymas su reformeriais, yra pritraukimo pratimai, kur gali raiščiam kenkti, ypatingai kada gimda yra besitempinti ir auganti, tai gali net ir pasitempti nėštukės, tai ant reformerių nuo 2 trimestro, 3 trimestro nerekomenduočiau nėščiosiom eiti, nes taip pat tai yra pavojinga, dėl to, kad yra labai didelis balanso pratimas ir jėgos pratimas, ir jeigu to nėra dariusi, arba tai yra naujas aparatas, ant kurio lipa, nėščioji gali lygiai taip pat nukristi kaip ir nuo dviračio ir panašiai. Toliau pilatesas tiesiog sausumoje norėjau sakyti, ant žemės, tai netinkami pratimai gulint ant pilvo, kuomet jau yra gimda paaugusi, vėlgi nuo 2 trimestro, kai kuriuom pradžios, kai kuriuom nuo vidurio, priklausomai nuo pilvo dydžio, kai kurios net ir 1 trimestre jau negali gulti ant pilvo, tai irgi čia gan individualu. Ir toliau pilvo sienos pratimai. Pilateso metodikoje nemažai yra pilvo sienos aktyvacijos pratimų, kuomet gali pilvo sieną pertempti paprasčiausiai nėštumo metu, o labai svarbu nėštumo metu išlaikyti elastingumą pilve. Tai yra, kad jisai gebėtų ir įsitempti, išlaikyti gimdą, bet tuo pačiu ir atsipalaiduoti. Todėl vėlgi trenerių klausime tai yra labai svarbu, kad treneris žinotų informaciją, kaip elgtis su nėščiosiomis specifiškai. O kaip tik paminėjai važiavimo dviračių, ir mes šiek tiek apkalbėjom, tai kaip ir pats važiavimas dviračių kaip ir galimas yra visais trimestrais, taip, tai kad jis turėtų būti saugus, kaip aš kažkada nusakiau, kad nevažiuoju ten miškais, MTB dviračiais, ten kalnais, kur gali ten nugriūti, kad rinktis tas saugias trasas, saugų važiavimą. Ir labai svarbus momentas, o čia, kai mes šnekėjom apie klipsinius batus, kas dažniau važinėja dviračių, čia man dabar labai aktualu, kas mane pažįsta ir žiūrės šitą laidą, tai žinos, kad man labai tie klipsiniai batai patinka. Tai kodėl šitų batų nerekomenduojama važiuojant dviračių naudoti? Nėštumo metu klubų padėtis šiek tiek keičiasi, tai yra, kada gimda auga, klubai po truputėlį plečiasi į šonus ir šiek tiek rotuojasi į išorę. Klipseriai ką padaro, tai mes įstatom pėdas visiškai tiesiai ir izoliuotai atliekam judesį. Nuo pirmų kelių judesių tikrai nieko neatsitiks, bet jeigu nėščioji daro valandos treniruotę, kuomet yra nuolatinis krūvis ir judesys, tai reiškia, atsiranda ir jėga, ir kardio krūvis, ir raumenų nuovargis, raiščių nuovargis, tai klubai iš tokios pozicijos yra laužiami jau. Tai šitoje vietoje mes tengiamės saugoti savo klubo sąnarį ir nepakenkti jiems su įstatymu į mobilią poziciją. Tai pačioj pradžioj vėlgi tai nedarys įtakos, jau nuo 2 trimestro vidurio į 3 trimestrą labiau einant, kai mes jau net pastebime nėščiųjų pingviniko eisena ta atsiranda. Čia aišku vėl galėčiau daug pakalbėti, neturėtų nėščioji krypuoti, linguoti ir taip toliau, nes čia laikysenos sutrikimai. Bet pėdos natūraliai pasisuka į išorę ir jau taikomi pratimai labiau su atidarytomis pėdomis, negu kad užvertomis. Tai važiuokit dviračiu, bet saugiai. Taip. Dar kitas momentas su dviračiu, tai netinka simfizitui. Tai jeigu turite nors kiek, simfizitas yra gaktinės sąvaržos skausmas, kirkšnų skausmas, dubens dugno skausmas, tai jeigu turite šiuos skausmus, vėlgi nerekomenduoju dėl kompresijos į sėdynę ir ypač, kadangi vis tiek duobių kažkiek bus atatrankos, pirokliavimo, spaudimo į kėdę. Kaip dabar su bėgimu, toks pakankamai dabar irgi populiarus tas sportas, ar bėgioti yra saugu nėštumo metu?
Taip, viskas vėl tvarkoja. Čia gal net ir prieš tai klausant apie šitus klausimus reikia apibriežti, kas yra saugu. Tai saugu yra širdies veikla normali, skydliaukė tvarkinga, padaryti tyrimai, nėra kraujavimo, nėra placentos dengiančios kaklelį, nėra kažkokių kitų kontraindikacijų, kurios gali daryti įtaką vaisiaus sveikatai, moters sveikatai. Tai čia pirmiausia, o bėgimui, jeigu visos tos kategorijos yra padengtos, tuomet mes galime bėgioti. Vėlgi, ką linkėčiau rinktis, tai labiau jogging bėgimą ir lengvą aerobinį bėgimą. Sprintų jau nuo 2 trimestro nerekomenduočiau daryti, nebent buvote profesionali sportininkė, tada su trenerio priežiūra, kuris taip pat turėtų domėtis apie nėščiųjų specifikas, sekti širdies dažnį, sekti kraujo tyrimus ir panašiai, dirbti kartu su sportininkė. Kitu atveju nematau priežasties, kam draskytis, kai tai yra toks trumpas laikotarpis. Dar vis tiek porą sporto šakų mes apžvelgsim, tokių dažnesnių pasitaikančių, visų mes čia neapimsim, nes jų yra begalės, bet tokios, kur dažniausiai kyla klausimų, tai tikrai esu gavusi dėl jogos klausimą, klausia, ar galima jogą užsiiminėti, tai ką jūs pasakytumėte apie jogą? Tai turbūt vėl panašiai kaip apie pilatesą, kad tai yra labai gera treniruotė ir puikia metodika, ypač dėl centrinės nervų sistemos. Tai vad, ko kitose treniruotėse galbūt pritrūksta, tai centrinės nervų sistemos stabilizavimo, parasimpatinės nervų sistemos, kvėpavimo, labai geri pratimai. Tačiau nėščioji gauna labai daug relaksino savo organizme, dėl ko raiščiai atsipalaiduoja, tempiasi. Ir ką per jogos treniruotės daug mes gaunam, tai yra tempimo pratimų, kas yra nuostabu ir jų reikia, tačiau tai turi būti kombinuota ir su jogos pratimais, funkciniais pratimais, mobilumo pratimais, net tais pačiais kardio. Ir jeigu lanko vien tik tai jogą, tai gali būti ir sąnarių traumos, raiščių traumos, kuomet yra pertempimas, tiesiog per daug atlikto to paties veiksmo. Tai vėlgi tada irgi klausimas į žmogaus tipą. Ar relaksinas labiau paveikęs organizmą, ar mažiau paveikęs organizmą. Tai yra, kur būna, tarkim, merginos, kur ten gali kojas tiesiog ant galvos užsikelt. Tokiu atveju neštukį rekomenduočiau svorių, stabilizavimo ir mobilumo treniruotės. Jeigu neštukė, kaip sakau, medinė, kur ten vos koja gali ištiesti, tai jogos treniruotės tikrai yra naudingos, su ribom, kad negalima tempti per didžiulį skausmą. Tai mes negalime vėl plėšyti tų raiščių ir sąnarių. Dar dažnai bijo eiti į baseiną, nors kaip ir jau yra tos nėščiųjų treniruotės baseinė mankštos vadinamos, nes svoris jis yra lengvesnis ir tu gali daug daugiau pratimų baseinė padaryti, bet dažnai nėštukės tokį turi baimę, kad vanduo, tai infekcija pateks vanduo į makštį, per kaklelį, gal kažkaip pas vaiką ir tada bijo tos infekcijos. Tai labai dažnai toksai būna, kai sužino, kad nėščia, tai būna tai viskas dabar į baseiną ir į ežerą, į jūrą niekur negaliu. Ir dažniausiai kažkaip tą sportą praignoruoja dėl infekcijos baimės. Bet, tai čia galbūt netgi pati iš savo specialybės galėtum pakomentuoti, kad nėra taip. Mes turim labai daug sluoksnių, kurie uždaro kaklelį ir neleis nueiti ten iki to vaiko. Okay. Čia kaip ir net kartais lytinių santykių bijo, nes ten vaikui galvą pabadės. Nu taip nėra. Tai ten yra per daug didelis atstumas ir per daug mikrobiotos medžiagos, kuri apsaugo mus nuo tų pačių infekcijų. Dar šiandien kaip tik ryte kalbėjau su kolegė apie tai, kad nėščios iš tikrųjų imuninė sistema turi gerokai atsparesnė negu įprastas žmogus, nes organizmas pasiruošęs saugoti, ginti, veikti. Na ir plus nėštukės iš tikrųjų statistiškai tai labiau save saugo negu paprastas žmogus. Tai čia irgi iškreipia truputį tą statistiką. Bet baseinas iš viso yra nuostabios treniruotės, tikrai jas galima lankyti, galima sportuoti. Tai vėlgi su krūviu atsižvelgti į kiekvieno žmogaus individualius poreikius dėl pulso, dėl savijautos, kai kuriuom chloras gali daryti įtakos, tai galvos svaigimas, pykinimas tas pats vandenyje. Tai tokius atsirinkus tikrai vandens neišbraukčiau ir netgi tai turėtų būti tarsi relaksacinė treniruotė. Įtraukti ne tai, kad ta viena iš tų sunkių treniruočių, bet relaksacinė treniruotė, kur save apdovanoju už tai, kad savaitę sportavau. Tai tokia banginukų mankštelė, kaip sakau. Aš labai, man tai atrodo, kad vanduo toks į to pačiu ir psichologiškai labai gerai veikia, ir palaiduojančiai, ir sportą ten gauni. Tai tikrai viena iš tų pirmųjų, kur sakyčiau, čia tikrai eikite, dar šalia visas kitas irgi dėliokite. Tokia įdomesnė, tokia dabar irgi populiari jėgos treniruotė, bet aš turiu labiau galbūt omeny svoris, su svoriais tas darbas. Kiek tai yra saugu dirbti su kažkokiais svarmenim moterimi? Čia labai daug galiu kalbėti. Realiai tai, aš galvoju, yra šiaip moterų, kurios šiaip labai daug kilnoja sunkių svorių ir štangas ir pritupimus daro ir ten ir dubens pratimus daro.
Ar jos, tarkim, tos jau profesionalios sportuotojos arba kur turinti daug patirties, ar jos gali tęsti, tarkim, tos svorių kelimus? Nes, tikriausiai gal sutiksim, kad visiškai naujai nereikia pulti rekordų siekti, neščiai būnant ir kelti 100 kg, kai gyvenime to nekėliai, bet ką daryti va tom sportuojančiam ir jau įpratusiam tą 100 kg kelt? Pirmiausia, tai 2 kontaktai turi būti. Tai yra gydytojo kontaktas, kuris daugiau atsižvelgs į nėščiosios fizinę būklę ir savijautą, ir trenerio kontaktas, kuris papildomai pradės domėtis kartu su savo sportininkė, nes sportininkų sferoje nėra taip, kad sportininkai vieni yra, jie dažniausiai turi trenerį šalia. Tai labai svarbu, kokį trenerį šalia turi, kad jisai limituotų arba keistų rodiklius, kad išlaikytų tą patį fizinį krūvį nėštumo metu. Tikrai yra išskirtinių olimpiečių atvejų, net ir dabar neseniai per olimpinės matėm, kaip nėščioji pasiekė rekordus. Tai yra įmanoma ruoštis, treniruotis, tačiau čia jeigu masiškai klausimas, ir tarkim, kas žiūri, tai tikrai to nereikia daryti visiems. Ir dažniausiai pas moteris pačias įsijungia savisaugos elementas, tai yra, kad keliant didžiulius svorius, sportininkės turi labai didžiulius krūvius, ten nėra 150 minučių, ten yra 250 minučių per pusdienį, per dieną. Tai tikrai ten yra krūvis didžiulis, psichologinis, fiziologinis krūvis didžiulis ir jau turim atsirinkti momentą, kada tai yra kortizolis ir kada tai yra tas pats, ką dariau prieš tai. Tai vėlgi, kad jeigu dabar pastatytume neštukę priešais mane ir klaustų, ką man dabar daryti, tai stebėti kortizolio lygį. Tai yra, kiek treniruotės metu tu pasieki streso, emocinio ir fizinio. Peržengti didelių ribų nereikėtų. Tai tarkim, man kelti 100 kg štangą būtų labai didelis stresas, greičiausiai garantuotas persileidimas, nes aš to nedariau ir man sukiltų labai dideli streso lygiai. Kad kūnas suimtų jėgą, raumenis įsitempia, gal net ir patempimą gaučiau, gimdos raiščiai persitemptų ir taip toliau. Sportininkė, kuri kilnoja ten daugiau negu 100 kg, jai galbūt 100 kg pakelti, ogytė, o tiesiog išgerti arbatėlės. Tai viskas yra tvarkoj, bet vėlgi nėštumas savo eigoje rodys, nes ir gimdos tonusas būna skirtingas. Pas vieną sportininkę labai palankus nėštumas, gimdos tonusas elastingas, stiprus ir viskas tvarkoj, pas kitą nėštukę gali būti kietėjantis tonusas, susitraukimai gali būti labai dažnai ir tą turim reaguoti, negalima ignoruoti. Tai vėlgi čia sportininkės turi jau brėžti tą ribą, kad ar aš mama, ar aš sportininkė. Dabar taip irgi mes vis kalbam, atrodo, tiek daug tikrai galima kalbėti, mes tik pradėjom, gal tik kelis punktus įvardinom. Tai dar apie svorius nepašnekėjom paprastom nėštukėm. O dabar, galim gal apie tos svorius ir pakalbėti paprastom nėštukėm, paskaisim, kad nebegrįžti, kad tą svorio klausimą galbūt ir uždaryti su šitų. Tai paprastom nėštukėm, kaip tas svoris? Tai paprastom nėštukėm, aš kaip sakau, jeigu laukitės pirmo vaiko, ruoškitės antram nėštumui. Šiuo metu su svoriais, nes net ir dabar studijoje juokaujam, kas ateina su mažiukais vaikais, ten 1,5 metų, 2 metų, 3 metų, tie vaikai ant galvos stovi, tiesiog jie lipa ant tos nėštukės ir sakau, ar jūs namuose nekilnojat vaiko, tai aišku kilnoju, ten daiktus tvarkai, migdai ant rankų galiausiai, nes tiesiog yra kai kurie su stipresniais poreikiais tie vaikai, sakau, kiek tas vaikas sveria, tai 12 kg, tai 18 kg ir ant to pilvo deda tą vaiką ir panašiai. Tai visas, kas ateina, pasiema tos 2 kg ar 4 kg, sakau, pasižiūrėkit, ruoškitės antram nėštumui, nes laukia daugiau negu 4 kg. Tai kalbant apie svorį bendrai, moteriams tai yra privaloma dėl kaulų osteoporozės, dėl raumenų jėgos ir apie patį gimdymą kalbant, tai mums gimdyme reikia ištvermės, jėgos, emocinio pasiruošimo ir visa tai gaunama ne per vieną treniruotę. Tai irgi labai svarbu, kad nėštukės atkreiptų dėmesį tai, kad aš nelankysiu vienos kažkokios specifinės. Tai dėl ko gerai tos korekcinės treniruotės specializuotos nėščiosiom, nes nėra viena treniruotė. Dėl to aš negaliu vadinti taip pilatesas nėščiosiom, nes tai yra viena metodika. Kuo įvairiau - mobilumas, tempimai, jėga, kardio, kvėpavimas, meditacija, visi šitie dalykai komponentai įeina ir galiausiai tai įeina su mokymu. Darom treniruotę, mokinamės tą patį atlikti namuose ir darome tą patį namuose. Su jogos pratimais gali pradėti nuo
tas pats 1 kilogramas, jeigu niekada nekėlė svorio, tai svarbu neperžengti streso lygio. Pakeliu 1 kilogramą, padirbu, visai neblogai. Pakeliu 4 kilogramus, visai neblogai. Pakėliau 6, jau žiūriu po 3 pakartojimų, tas pulsas jau man čionais perkopia viską, turiu atsikvėpti, man raudonis jau muša. Viskas, 6 yra tavo riba, su kuria tu dirbi. Ir šiuo metu tu dirbi su 6. Ir mes juokiamės tikrai su neštukiam, ateina naujokės, kurios neturi pilvų, pasiema 4 kilogramus. Ir ten laiko, ir juda, ir kvepuoja, ir dreba, ir viskas. Ir tada tos, kur turi ten jau didžiausią pilvą, visą neštumą atlankiusios treniruotės, pasiema savo 10 kilogramų. Fum, nors prieš tai irgi nelaikė lygiai taip pat svorio, kaip ir tos, kur ką tik atėjo. Tai juokiamės, kad pas mane studijai dažnai tos jau, kur išeina gimdyti, ten powerlift tapo su 10 kg, negu kad tos naujokės, kur dar tik tai įsivažiuoja viską. Tai mes viso neštumo eigoje mokinamės bendrai judesio. Čia aišku, tobuliausia būtų, kad prieš neštumą tai įvyktų, bet neštumas dažnai motyvuoja. Ja, mes dažnai, kai kalbam su moterim apie sportą, aš pati per savo konsultaciją sakau, mes turim ruoštis iš anksto, nes, tarkim, ypatingai, kai ateina tas mūsų, jau dabar apie tą perimenopauzę, mes labai pradedam anksti šnekėti, kad tai virš 40 metų jau pirmieji požymiai ir kad sportas yra privalomas, kaip miegas, jis yra privalomas, taip, ir sakau, pradėti paskui sportuoti kažkada yra labai sunku, bet jeigu tai susiformuoja kaip rutina jau ten nuo pat jaunystės, per visus, sportuoju per nėštumą, sportuoju po nėštumą, sportuoju ir toliau, tai dažniausiai tai tampa tokiu įprastu dalyku, kaip privaloma pavalgyti, taip lygiai taip pat privaloma ir pasportuoti, ne? Tai čiagi viskas eina į mus, lygiai taip pat, kaip aš sakau, psichologinė mūsų gerovė, ten psichoterapijos, meditacijos, kvėpavimo pratimai, pabuvimas vienam su savim, taigi čia viskas yra apie mūsų savijautą ir sportas lygiai taip pat, mes nesekiam ten sixpacko ar ten didžiulį raumenų, mes visų pirma siekiam geros savijautos ir į tą sportą gal norisi, kad moteris nėštumo metu turėtų ne kaip kažkokią grėsmę, kad čia grėsmė, čia persilysi, bet priešingai, kad sportas kaip tik gali vesti į geresnę savijautą. Ir tas toks... Vienu įdomų tyrimų galiu pasidalinti, kurį darė Amerikoje, tai lygino moterų maratoną ir gimdymą. Tai hormoninė sistema, kaip veikia moters hormoninė sistema bėgant 5 km ir kaip veikia moters hormoninė sistema bėgant gimdyti, gimdant gimdymo metu. Aišku, vėlgi, tos tyrimosios grupės labai skirtingos, labai sunku iš tų tyriamųjų grupių gauti tą vieną atsakymą, bet vis tiek bendrinė nuostata tai buvo panaši. Tai yra kortizolio lygis, kaip kyla ir leidžiasi, vidiniai hormoniniai procesai, kaip kyla ir leidžiasi. Tai ir gimdymo eigoje taip pat viskas kyla į stresą, į piką, taip pat ir maratone kyla į stresą ir piką, ir tada pasiekus finišą galiausiai mes įveikiam tą sunkumą, psichologinį barjerą, kad aš nebegaliu, aš turiu įveikti, man reikia padaryti, bet aš nebegaliu, bet reikia, ir mes perlipam ir įvyksta įvykis. Vienu atveju mes laimim medalį, kažkokią tai daikčiuką, kitu atveju mes gaunam vaiką. Ir čia ten daug tų rodiklių yra, kaip susilygino, kaip ruošiami raumenys ir panašiai. Ir tada buvo iškeltas toks klausimas, kaip ruošiasi maratonininkas ir kiek laiko trunka maratono įvykis, kaip ruošiasi gimdyvės ir kiek laiko trunka gimdymas. Tai maratonininkės ruošiasi bent metus. Tai yra, kad turi pastovų trenerį, dirba su tuo, pastovos treniruotės, mityba, miego režimas, alkoholio atsisakymas, bet kokių ten svaigalų ir taip toliau, saldumynai tas pats irgi į narkotinės medžiagas įeina, o neštukės taip išeina į dekretą, gal į baseiniuką nueisiu. Turi laiko, dabar jau galiu atsikelti nuo kėdės. Tai labai skirtingi įvykiai ir galiausiai maratonas trunka, 5 km iš viso labai trumpai apie pusvalandį, 10 km truputį ilgiau valandą, bet tai yra kelių valandų klausimas visiškai. Tuo tarpu gimdymas. Parą? 12 valandų, 24, 30, niekada nežinai. Tai, o krūvis fizinis, emocinis yra panašaus lygio, tik tai, kad ištvermė gerokai yra didesnė gimdyme. Tai tas fizinis pasiruošimas, dėl ko mes ten laimim tą medalį. Ir dar vienas pavyzdys, čiurnų traumos, juosmens traumos, pėdų traumos maratono metu įvyksta nepasiruošusiems. Tai irgi čia dažniausiai yra trenerio klaidos, kaip diktuojama, arba žmogus, jeigu neturi trenerio, tai jis taip pat savo blogai susidėlioja programą. Nes bendrai varžybinėse situacijose, jeigu įvyksta traumos, tai dažniausiai yra netinkamai parinkta pasiruošimo programa.
Tai yra mityba, ten tas pats miegas, stresas, viskas kaip sudėliota, krūvis, atsistatymo tarpai, kaip yra sudėlioti, nes tas irgi yra be galo svarbu, negali žmogus vien tik tai turėti treniruotės be jokio atsistatymo. Ir įvyksta per įvykį traumas. Tas pats yra per gimdymą. Jeigu nebuvo pasiruošimo, jis buvo pasyvus arba per daug aktyvus, nebuvo atsistatymo laikotarpio, nebuvo to balanso tarp įvairių komponentinių treniruočių, įvyksta traumos. Tik gimdyme trauma nečiurnos trauma, yra kirpimas, plyšimas, cezario pjūvis, diafragmos problemos, kvėpavimo problemos po to lieka, nugaros skausmai dideli, kryžkaulio, žodžiu. Gerai, o tai kaip tada to sporto? Tai mes kaip jau lyg ir priėjom prie tos minties, kad sportuoti ne tik, kad galima, bet ir reikia viso neštuo metu. Nes ir pirmą trimestrą, ir antrą trimestrą, ir trečią trimestrą. Manau, su šito dalyko mes jau susitikom. Bet dabar kitas klausimas yra, kaip pirmą trimestrą vis tiek, tarkim, dažnai bendras silpnumas, energijos trūkumas, pastovus noras miegoti. Šitą tokia klasika, kad dažniausiai pas mane, kai ateina neštukės pirmą trimestrą, jos tai sako kaip ne naujiena, kaip nusiskundimą, kad kažkas su manim negerai, reikia ieškoti ligos, nes aš sako, tik atsikėliau, noriu miego, biškai padirbau, noriu miego, bet čia toksai kaip, sakau, neščiųjų klasika, tas miego pastovus noras energijos, toks nesarūnas taupo, viską kaupia tam, neštumo vystymuisi ir visa kita, labai tas pirmas trimestras yra intensyvus, nes pagrindiniai visi organai pas vaisių vystosi, visos organų sistemas, tai sunaudoja tą mūsų energiją. Kitas dalykas, vis tiek būna ir pykina dėl tų visų hormonų kilimo, tai kai kurios mažiau, kai kurios daugiau vemia. Tai ką tokiu momentu daryti? Ar kaip tik duoti organizmui to poilsio ir miego, ar vis tiek kažkaip prisiversti ten išeiti, bent kažkiek prasimankštinti ir pasportuoti? Aš vis tiek sakyčiau laikytis bendrų sveiko gyvenimo taisyklių. Tai, galim čia padiskutuoti. Koks pirmas dalykas yra svarbiausia žmogui ilgaamžiškumui ir sveikatingumui? Miegas. Miegas. Taip, numeris 1. Tai kai ateina klausimas su sportu, ar miegoti, ar sportuoti, miegas, nes jis pirmoje vietoje. Kas yra antroje vietoje? Kas būtų po miego? Maistas? Maistas, vanduo. Taip, maistas, vanduo. Tai yra gyvybiniai šaltiniai, kuriuos mes turim patenkinti. Tai jeigu vėmiai, nevalgiai visą parą, tikrai nėra protinga pasimti 6 kg ir varyti, nes antroje vietoje yra mityba, vanduo. Tai mes turime užtikrinti energetinį šaltinį, iš kurio mes gaunam. Trečia vieta su ketvirta, jų apsijungia, bet šiaip trečia vieta vėlgi nėra sportas. Kokia būtų trečia vieta? Kas dar trečioje vietoje būtų? Gal reikia salės pagalbos, paskambink draugui. Gali ir pagalvoti visi žiūrintieji, kas galėtų būti trečioje vietoje. Ketvirtoje yra sportas. Pirmoje yra miegas, antroje yra mityba, vanduo, skysčiai. Trečioje, ko žmogui netgi trūksta, sakyčiau, šiuolaikiniai visuomeniai, 3 punkto. Santykiai. Santykis, bendrai psichologinė gerovė. Tai jeigu mes esam psichologiniam nuosmukį, tai čia dėl ko sakau 3 su 4 jungiasi, nes įprastai sveikatingumą tiesiog jeigu kategorizuotume, tai 4 vietoje yra sportas, o 3 vietoje ta psichologinė gerovė, kurią turim užpildyti, bet 3 punktą dengia 4, tai yra, kad jeigu mes patiriam depresiją, liūdesį ir panašiai, sportas padės, tačiau tai neišspręs visiškai psichologinės gerovės, vis tiek mes turim užtikrinti, kad būtų ta išorinė pagalba, kontaktai, susitikimai, bendravimas gyvai su žmogum, apsikabinimai, prisilietimai. Šitas yra be galo reikalingas nėščiosioms. Ir jeigu jos to nepatiria, tai psichologiniai rodikliai taip gali nukristi, kad ir raumeninė masė gali net neaugti, hormoninė sistema, vitaminai, viskas krenta žemyn ir tada vėlgi grįžta prie mitybos, kad nenori valgyti, tenais viskas krenta, grįžta prie miego, apnėjos ir visų kitų problemų, tada visi dalykai griūna, tarsi plytas ištraukia. Tai miegas, noriu miegoti miegu, pamiegu, žiūriu, nevalgiau visą parą, žinau, kad man reikia užtikrinti medžiagas. Galvoju, ką aš galiu pavalgyti, kad neapsivemti. Ten ar kokteilis, ar tai smūtį pasidaryti, tada kažką labai lengvo pasidaryti, nieko sunkaus. Ir tada 3, gal aš galiu susitikti su drauge kavos atsigerti, tiesiog pasakyti, kokia šudina diena buvo. Gal ten išeit pasivaikščioti, tai jau pasivaikščiojimas įeitų į tą 4 kategoriją. Ir tada, žinoma, jau 4 kategorija dažniausiai yra toksai muštras. Aš turiu, jau
nueiti pasportuoti, tai yra būtina. Tai tarkim apie pogimdyvinį laikotarpį, jau kur mes po to keliausim, tai pogimdyvinį laikotarpį ta ketvirta dalis labai stipriai padengia trečią dalį, nes tikrai dažnai moteris jaučiasi vienišos, pavargusios, liūdnos. Vienišumas tai yra turbūt pagrindinės žodis, kurį aš girdžiu savo aplinkoje tarp pogimdyvių, ir jos ateina į studiją pasportuoti, gauna didžiulį pliusą sportą, pakyla nuotaika 100%, nes mes įtraukiam žaidimus, tai tuo pačiu ir vaikai žaidžia, ir moteris žaidžia tam, kad mūsų hormoninė sistema gautų endorfinų ir tada padengtų tą trečiąją dalį, tai yra psichologinė gerovė. Ir po to dar į pratimus įtraukiam, tarkim, bendravimą. Kaip tu miegoji šiąnakt? Tarkim, daro pratimą ir klausia viena kitos, kaip tu miegoji, kokia tavo savijauta, kur jūs gyvena, gal einam pavežioti vežimėlį kartu ir panašiai. Ir šitus dalykus apjungiant, jos išeina po treniruotės, kaip po kokios injekcijos. Tokios akys, jau ten galim gyventi iš naujo. Bet ateiti iki tos treniruotės visom yra sunku, nes kažkur yra kažkas pažeista, arba miegas, arba dažniausiai miegas po gimdymo. Jo, tai aš kaip tikriausiai tas atliepti savo tos pagrindinius poreikius tokius, ir paskui jau daryti visus kitus dalykus. O yra dar kažkokių situacijų, kad, nėštumo metu, kur irgi sakytum, kad šitoje situacijoje geriau nesportuoti. Čia jau suprantu, kad rizika sporto yra per didelė, tai kad ir sporto sveikata, bet jūsų situacijai nereikėtų. Sporto tai labai dažnai tenka apriboti nėščiosioms, ypač su gydytojo rekomendacija, jeigu yra kraujavimas, priešlaikinio gimdymo rizika, daugybinis daugiavaisis nėštumas, irgi dar kuomet yra stebėjimas, tai dažniausiai čia viskas būna jau gydytojo rankose, kada jisai, kaip sakau, žalią šviesą duoda, bet tai nereiškia, kad nereikia judėti. Sportuoti, taip, jau ten girų nekilnosi, jau ten bėgimo nedarysi, jau dviratį padėk į šoną, bet mankštintis privaloma visada, nes mankšta yra namuose, mes einam į tualetą, atsisėdam ant tualeto, atsistojam nuo tualeto, tai tie judesiai jie vyksta, mes pasilenkiam, atsikeliam ir panašiai. Tai jeigu mes visą laiką tik gulėsim ir tada atsistoję tikėsimės, kad namus susitvarkyti bus lengva, tai taip nebus. Dėl to, kad kūnas vėl patirs priešingos pusės šoką. Tai yra didelis stresą, kuomet iš labai gilaus pasyvaus miego mes išlipam į kažkokį tai veiksmą. Tai mankštelės, pečių prasukimas, volavimas, kvėpavimo pratimai, atsigulus šonų, pakilnoti kojas, rankas paspiruokliuoti, lengvus tonuso kalanetikos pratimus padaryti, kurie nereikalauja jokio fizinio pasiruošimo, bet jie palaiko tonusą. Tai reiškia, kad pralaiko kraujagyslių sistemos darbą, širdies darbą, duoda deguonies organizmui, tonusą raumenų palaiko. Vėlgi čia dar vieni įdomus tyrimai, kurie buvo padaryti su nėščiosiomis, tai buvo pasyvių nėščiųjų grupė, kuri visą nėštumą pragulėjo, tai yra tai į tualetą nueina, į darbą nueina, bet realiai sėdi, guli, pagrindinis dalykas. Ir nėščiųjų grupė, kuris sportavo, atliko treniruotes per savaitę, gal net su tuo 150 minučių, tuo standartiniu. Tai nei per daug, nei per mažai. Ir gimdymai ženkliai skiriasi. Tai yra, kiek nėščioji ištvėrė psichologiškai, pogimdyvinės depresijos rizika visiškai pasikeitė, tai pasyvių nėštukių savijauta gimdymo eigoje buvo prastesnė, buvo ir vėmimų daugiau, gimdymo komplikacijų buvo daugiau ir atsistatymas ženkliai ilgesnis su depresijos poveikiu. O tos, kurios sportavo, gimdymai buvo sklandesni, efektyvesni, taip pat ir vaiko tonusas, čia mes dar apie vaiką nešnekam, vaiko tonusai geresni, vaiko raumeninės skaidulos geresnės, stipresnės, vaiko raida geresnė negu tų, kurios pasyviai praleido laiką. Tai po to tyrimo ten jau kategoriškai raudonai visur rašo, kad pasyvus nėštumas yra blogiau negu aktyvus nėštumas. Tai vėlgi čia, kurį tyrimą norėsim pasimti, nes tikrai, jeigu norėtų kažkas man įrodyti, kad sportas yra blogai, rastų ir tokį tyrimą, turbūt galiausiai iš kažkur ištrauktų. Tai čia kokiom žiniom mes norim tikėti. Bet čia tokių, aš iš to savo asmeninių, darbinių tų patirčių, čia iš seniau kažkaip atėjusia buvo tokių, tarkim, moteris, kad ir su priešlaikinio gimdymo ta rizika, ar ten peržengimo rizika, tarkim, kurios vartoja vaistus, tarkim, ir vaistus, ar turi, tarkim, kaip tas aklelio apsivimas, tarkim, ir visa kita.
Ir sako, man liepia visą nėštumą gulėti. Sako, aš vien tik tais lova tualetas, tarkim, tam gulimam režime. Pasakau, nėra tokios rekomendacijos. Yra ta rekomendacija tausojantis režimas, kuris reiškia, kad, tarkim, aktyviai kažko nesportuoti, nekelti, ten kažkokių intensyvių treniruočių nedaryti, kad, galbūt nuo lytinių santykių susilaikyti, ne? Bet tai nereiškia, kad žmogus negali judėti, kad galų gal net pasivaikščioti, arba su rankom kažkokius pratimus padaryti, ne? Kad, nėra tas gulimo, tokio kaip rekomendacijos mes nerastume visos iš tos straipsniuose ir naujose rekomendacijose, kad reikia moteriai, net esant ten grėšiančiam priešlaikiniam gimdymui, gulimo režimo, tokio, kad prie lovos prirakinta, ne, tik į tualetą nueinu ir vėl guliu. Bet tikrai pasitaiko ir dar iki šiol pasitaiko, bet taip nėra taisyklinga, nes kitų labai rizika dalykų didėja. Lygiai taip pat ir su daugiavaisiu nėštumu, kaip aš dažnai su moterim pašneku sakau, taip, su daugiavaisiu nėštumu tikrai, tarkim, didesnė ta priešlaikinio gimdymo rizika yra vis tiek dėl to gimdos, to tempimosi, to pačio dydžio. Bet tikrai moteris gali lengvas mankštas lankyti ir tikrai gali net ir iki to 3 trimestro lankyti tas lengvas mankštas ir į baseiną nueiti, va su to tas mankštas, kur su lengvesniu to svoriu, pas kineziterapeutas sportuoti, va saugius pratimus, vienokius kitokius daryti. Tai... Aš pati turėjau daugiavaisių nėštumų ir trinukus, turėjau merginą ir dvinukų labai daug. Tai aišku, galiausiai žiūri individualiai į nėštumą ir į nėštumo eigą, nes labai skirtingai perneša krūvį. Tačiau turėjau nėštukę su dvinukais, kuri ant rankų stovėjo ir mes ko ten tik nedarėm ir iki 38 savaičių dar iškrapštyti juos abu reikėjo. Galiausiai. Tai... Ir vaikai ne po 3 kg dar kaip o vaikai tai, o Jėzus. Taip, ir yra situacija, kur nuo nulio, niekada nesportavusi, bet nuo nulio pradėjom ir labai gražiai fiziškai užaugom kartu ir irgi pasiruošė gimdymui ir pagimdė pati tuos 2 leliukus. Tai tikrai tų situacijų daug esu turėjus ir būna kartais, kad tai jau būna tas topas, kur mes jau nebedarom treniruočių ir jau yra tas tausojantis režimas, tada jau namuose darom aikštelės, bet mes mokinamės per treniruotės, stengiuosi mokinti, kad tą darytų ir namų rutinoje. Gal taip pat perinant po truputį prie pogimdyvinio to laikotarpio, taip norėtųsi apibendrinti tą mūsų būtent nėščiųjų sportą, tai gal galėtum tokios sudėti akcentus, kokie šiaip yra nėščiųjų sporto to tikslai, ten tarkim dubens raumenų stiprinimas, va tokius kokius, kelius tokius, žinau, kad jų bus daug tų tikslų. Dubens dugną nepašnekėjau. Jo, bet gal dar šnekėsim prie kažkurios į temos, galvoju, gal dar prieisim prie... Bet labai čia galima tą temą šnekėti, mes kaip ir sakėme 2-3 valandas. Tai toksai, koks yra būtent nėščiųjų sporto tikslas? Trumpai atsakant, pasiruošti gimdymui. Ir gerai jaustis. Tai sporto tikslas pirminis turėtų būti neperžengti savo stresinę barjerą, tai yra, kad po treniruotės neturime jaustis kaip tapkės, kad negalim atsikelti, negalim atsisėsti ant tualeto, negalim prakvėpuoti, nenurimsta širdis. Tai čia yra per intensyvios treniruotės. Taip pat, jeigu po treniruotės nejaučiate, kad buvo treniruotė, tai irgi yra per lengva treniruotė. Tai ko aš linkiu, rasti aukso viduriuką treniruotėse, kad pajustumėt ir raumenis, kad jie dirba, pajustumėt stabilumą atsiradusi, mobilumą atsiradusi, gebėjimą kvėpuoti, užlaikyti kvėpavimą, iškvėpuoti sunkius momentus, voluotis. Volavimuose metu neturi skaudėti, prisilietus prie keturgalvio neturi mums skaudėti, prisilietus prie nugaros mums neturi skaudėti. Jeigu mes su skausmais nueinam į gimdymą, natūralu, kad mes turėsim juos kažkur tenais paleisti ir dar su jais sukovoti, kai dar ir gimdymas vyksta. Tai mankštos, sakyčiau, kasdien. Tai yra absoliučiai kasdienybė, neturėtų būti nei dienos, kada aš nedarau mankštelės, tai yra tempimo pratimai, kvėpavimo pratimai, dubens dugno aktyvacijos, kuomet mes įtempiam dubens dugną, atpalaiduojam ir darom kartu korekcinius pratimus. Dubens dugnas ne vien tik tempimo pratimai, tai čia atsakau dar tema, kur reikia padengti. Kvėpavimo pratimai taip pat yra būtini, tai nusiraminimo, tonizuojantis, užlaikymo kvėpavimo pratimai, net yra gimdymo pratimai, kur jau nėštumo pabaigoje. Tai juos galima tiesiog kasdien įtraukti kaip rutina. Aš kaip sakau, žiūrėkit, sėdit mašinai, raudonas šviesoforas 1 minutė.
Ir dirbam, viskas, susitelkėt į save, jau minutę pasidariau, labai gerai, išnaudojau raudoną šviesoforą. Tai ir vat, tiesiog į tą buitį įtraukti, valot dantis, tupėkit giliam pritupimą, tą buitį tokią apdėliot. Tada sporto treniruotės gali būti 2 intensyvios, 3, tarkim, namuose arba baseinas, arba jeigu aktyvesnė neštukė ir daugiau nori dėmesio skirti savo kūno stiprėjimui, gali būti 4-5 treniruotės, tikrai yra kas ir taip sportuoja, tai jau čia individualus pasirinkimas. Tikrai nereikia siekti tų 5 treniruočių, kad jeigu jūs neturit laiko arba negalite turėti tų 5 treniruočių, tai nebus taip, kad ten blogi rodikliai. Jau 3 treniruotės, 2 treniruotės yra super, kad jūs jas lankote, kad jau patirėte tą fizinį krūvį. Bet per jas gauti įvairovės, tai yra tempimo pratimai, mobilumo pratimai, jėgos pratimai su svoriais, kurie auga nėštumo eigoje, kartu su dubens dugno aktyvacija, žinoma, sekti, kad dubens dugnas atlaikytų svorio pratimus, kardio pratimai, aerobinis krūvis, tai vėlgi sekti savo širdies dažnį, kuris turi leisti jums prakalbėti treniruotės metu, tai neviršyti to ir vėlgi ramybės būsena turi grįžti per kelias minutės. Jeigu negrįžta per 5 minutės ir daugiau ramybės būsena, tai yra per intensyvus kardio ir tokį turim mažinti. Tai šitas treniruotės varijuoti, tai gali būti ir į pilatesą nueiti, ir į kalonetiką, ir į jėgos funkcinę treniruotę, ir į jogą nueiti, ir į baseiną nueiti, tai vėlgi, kad būtų ta įvairovė, arba pasirinkti vietą, kurioje yra jau ta įvairovė vien iš savęs. Na gerai, moteris pagimdė, tai kada dabar į tą sportą grįžti, nes dažniausiai visos laukia tos 6 savaitės ginekologo vizito ir to palaiminimo, kad dabar jau gali grįžti. Amen. Aš dažniausiai sakau, kad ateina pasitikrinti pagimdymą, sakau, viskas, nuo šiandien galite viską. Sportą, ten lytinius santykius, baikite baseiną, gulėkit vonės, darykit, ką nori, nes dažniausiai tas pirmas 6 savaitės nedaro nieko, tiesiog kaip krištolas tiesiog būna namie, gal tas poilsis irgi yra gerai. Tai kaip yra iš tikro, kokia ta rekomendacija, tarkim, po natūralaus gimdymo ir po cezario pjūvio? Ar laukti tų 6 savaičių? Tai tos 6 savaitės tikrai ne šiaip sau yra nubrėžtos. Čia kaip ir tos pačios treniruočių kiekis, tas 150 minučių arba pulsas, kurį ten sekti vienaip ar kitaip. Tai yra atsistatymo laikotarpis, kitaip tariant, 4 trimestras. 4 trimestras bendrai eina visi 3 mėnesiai atsistatymo. Tai pirmasis mėnesis 4 trimestro ir yra tos 6 savaitės, 4-6 savaitės. Po natūralaus gimdymo tai yra apie 4 savaitės, po cezario pjūvio tai yra 6 savaitės, dėl to tas tarpelis yra. Ir aišku, tai yra individualus atsistatymas. Vėlgi grįžtam prie ten pat. Miegas. Ar viskas gerai su juo? Mityba. Tai jeigu įmanom užsisakot maistą į namus, kur ten pusryčius, pietus, vakarienę atneša, arba mamos, močiutės, tetos gamina sriubas, sultinukus ten ir taip toliau. Užtikrina miegą, maistą. Regeneracija šituose pirmose 2 punktuose. Jeigu nėra regeneracijos, neturėsim geros savijautos ir atsistatymo. Natūralu, kad sportas nebus palankus, tai bus labiau stresinis lygis. Toliau ta psichologinė gerovė, vėlgi kontaktai, bendravimas, aplankymas. Dažniausiai 1 mėnesį moteris gauna psichologinės gerovės, nes kažkas jas lanko, bet mes tuo pačiu patiriam baby blues, hormoninės sistemos šuolius ir taip toliau. Dėl to, kas vyksta po gimdymo, dėl hormoninės sistemos, dėl raumenų tonuso pakritimo, mes galime jaustis fiziškai nusilpusios. Tai ką darėm, pavyzdžiui, 40 savaitę pasidariau treniruotę, žiūri, faina, aktyvę, stiprią ir taip toliau, pagimdžiau ir nebegaliu nei to pačio svorio pakelt, nebegaliu nei kojas, tai pakelt, nebegaliu net atsistoti į tą pačią poziciją. Tai yra visiškai natūralu. Klubai buvo prasivėrę, maksimalus kortizolio pikas buvo pasiektas, daug streso kūnas patyrė ir jam pagrindinio dalyko reikia regeneracijos. Pirmi 2 punktai. Vanduo, mityba, miegas. Kai šitie pirmi 2 punktai yra padengti, tai jau yra individualu, kaip atsistato. Būna, kas po savaitės jau grįžta pas mane ir jau sako, kad jau nori judesio ir viskas tvarkoje. Stebim kraujavimą, prijungiam pratimus, kur vėlgi spirokliavimai, lengvi kalanetikos pratimai, tonuso kėlimas. Dažniausiai tai yra kvėpavimas. Tuomet, kada mes pajungiam kvėpavimą ir aktyvinam raumenis. Iškvepiu, įtempiu pilvą, įtempiu kėgelį ir, pavyzdžiui, keliu koją. Labai paprasti kineziterapijos principo pratimai. Tai yra reabilitacija. Šiaip Amerikoje, pavyzdžiui, yra dubens dugno reabilitacija kaip dalykas, kurį skiria moterims po gimdymo. Lietuvoje nėra tokio dalyko. Ten dažniausiai tik tai ateina pasakyti, kad reikėtų daryti kėgelio pratimus. Dar iki šios dienos prisimenu, kaip aš pagimdžiau, ateina pas mane kineziterapeutas, sako, ar žinai, kas yra kėgelio pratimai? Sakau, žinau. Tai gerai.
Ir viskas. Tokią paslaugą gavau. Tai gerai galvoju, kad žinau dalykų. Tai pradedam nuo kojų kilnojimo, nuo rankų kilnojimo, ten suvedimų, pasipriešinimų, spaudimo, pagrindė spaudimas, kada ranką į ranką spaudžiu, koją į koją spaudžiu, koją į ranką spaudžiu, aktyvacija. Tai vat pirmos 2 savaitės dažniausiai yra aktyvacija. Ir po to po 2-3 savaičių, čia po natūralaus sklandaus gimdymo miegas mityba padengta, tada galima jau keliauti į paprastas treniruotės. Tai bazinius pratimus apjungiant. Padarau pritūpimų, padarau atsispaudimų, padarau šoninę lentą, žiūriu, kaip reaguoja diastazė, simfizitas, skausmai, kraujavimas, savijauta. Į visus dalykus visą laiką reaguoju ir stebiu, ar tai mane išmušė iš vėžių, ar man tai pakėlė energiją. Sportas turi pakelti energiją, jis neturi jūsų išmušti iš vėžių. Tai jeigu kelia energiją, valio, galiu dėti žingsnį į priekį, dirbti toliau. Tai yra pakankamai individualu ir dažniausiai bijo po gimdyvės pradėti tą sportą po gimdymo. Kartais man užtenka žinutę parašyti ir tada jos atranda tą vidinį, aš galiu, tą žalią šviesą, kaip ginekologas po 6 savaičių duoda, tai būna man parašo, aš tikrai galiu tą koją pakelti, tai vis tiek ir to vaikų rūpintis reikia ir nešioti jį reikia ir tas vaikas 3 kg ir daugiau sveria, kai kurie 4-5 sveria. Tai vėlgi atkreipti dėmesį, kad sportas nėra apie tai, kad tenais dabar populiariai eiti pasportuoti. Ne, mes vaiką nešiojam kiekvieną dieną ir migdom ant rankų 5 kg svarelį. Tai kaip įsivaizduojat atsistatymą? Gulėsiu ir tiesiog staiga tas svoris pats išsilaikys? Ne, dubens dugnas jisai silpsta nuo gulėjimo lygiai taip pat. Tai svarbu atsižvelgti į atsistatymo dalį ir suprasti, kad sportas turi sukelti energiją ir mūsų stiprinti. Po cesario pjūvio jau į randą turim reaguoti. Tai yra maudimas, plėšimas, kraujavimas, pūliavimas yra ženklai, kada rodo, kad aš gal ir galėčiau sportuoti. Bet tai, kaip vyksta gyvas, dėja, rodo, kad mes dar negalim pridėti to sporto aktyvaus. Tai į randą reaguoti tas pirmas 6 savaitės. Vėlgi, lengvi kvėpavimo pratimai, dubens dugno pratimai, kojų pakilnojimai, raumenų įtempimai. Galima pradėti pusinius pritūpimus, padaryti po 1 kg svarelius pakilnoti rankose labai paprastai, netgi siekti, kad vaiko svoris būtų tie svareliai. Ir po 6 savaičių, kuomet jau gydytojas duoda tą žalią šviesą, nebėra siūlių, nebėra kraujavimo, nebėra pūliavimo, būtina rando reabilitacija. Tai rando reabilitacija tai yra masažas, tempimai rando, kvėpavimas su randu, spaudimas į rando bendrai dalį, kuomet atliekami pratimai, gali būti su skarom, gali būti su ranka, kuomet kitas žmogus kaip kompresija prispaudžia randą ir atlieka judesį. Tai tie kompresiniai pratimai, tai tiesiog rando stabilizavimas. Randas turi tapti organizmo dalimi. Tai neturi būti atskiras darinys, kuris tempia viską. Nes tikrai turėjau situacijų, kada metai ateina po gimdymo ir žiūrim ten sprande problemų ir tą darom ir laikysime. Jau praėjo tų treniruočių daug ir galvoju, niekaip neišeina atkabinti, iš kur ta įtampa ateina. Sakau, o kaip ten po gimdymo visas atsistatymas? Tai ten tik tai randą man labai skaudėjo, kažkaip sunkiai atsistatinėjau. Sakau, parodyk. Ir tas randas visas surandėjęs, guzais išėjęs tiesiog. Tai reiškia, kad labai stiprus pilvo sienos tempimas yra. Atidirbam rando reabilitaciją, 2-3 treniruotės, viskas, nebeliko problemų. Tai tiesiog kaip organizmas reaguoja į tą randą, tai yra stipru. Tas pats dubens dugno disfunkcijos, šlapimo nelaikymas gali būti tiesiog dėl rando problemos. Kada pažeidžia randą, tarkim, atrodo, kad sugijo, gerai jaučiuosi ir varau. Tai ten jau pradeda kojas aukštai kilnoti, štangas kilnoti, svorius labai didelius kilnoti, daugiau negu 10 kg. Taip gali irgi pažeisti randinę audinį. Tai svarbu, kad būtų tame 4 trimestre logika. Tai yra, kad kiek aš galiu ir kur yra mano ribos. Tai kiekviena yra labai individualu. Tikrai turiu tokių pogimdyvių, sakau, tu ne pogimdyvė. Sakau, čia kažkaip man nesidirba su tais lengvais pratimais, nes testuoji, žiūri, kaip reaguoja žmogus, kaip reaguoja raumenis, stabilumas, jėga ir taip toliau. Ir tu matai, kad visi rodikliai yra geri, mes galime eiti į priekį. Ir kartais tas į priekį ėjimas peržengia viską, ką rekomenduoja PSO ar ten kiti duomenys, kur įprastai yra toj Google parašyta. Bet būna atveju, kada 4 trimestre labai sunku grįžti iš visai sportą. Tai va. O kokios yra dažniausios klaidos, kokias padaro? Tai nieko nedaro. Nieko. Tai didžiausia turbūt klaida yra nieko nedaryti, ne?
Tai taip trumpai apibendrinant, vat, ką čia pasakojai dabar, trumpai, ilgai ką pasakojai, tai kad visgi sportas po gimdymo, jis tikrai parenkamas labai individualiai, kad galima ir pradėti anksčiau negu po 6 savaičių, bet tos renkantis lengvesnius pratimus, kad neforsuojant. Ir dar tokia mintis, kad noriu irgi moterim pasakyti, kad tikrai labai normalu, kad, vat, kaip sakai, kad gali būti toks jausmas, kad nėra jėgų, kad tu sugebi fiziškai daug mažiau negu sugebėjai iki to nėštumo. Kad tai yra normalus jausmas, reikia to neįsigąsti ir kad tiesiog reikia organizmui laiko ir tikrai grįši tą formą, bet nereikia laukti stebuklo, kada taip staigiai tas jėgos grįž, bet po truputį sugrąžinti tas jėgas su sportu. Ir dar būtinai mes šitoj daly turim pakalbėti apie dubens organų nusileidimą ir va čia apie būtent tą dubens raumenų stiprinimą. Nes dažnai po gimdymo moteris susiduria su tom problemom, tiek šlapimo nelaikymo ta problema, tiek su tai, kad dubens organai paslenka žemyn. Tai kaip yra visgi tie dubens raumenys stiprinami ir ar tai jau reikia pradėti iki gimdymo tą daryti, gal net iki nėštumo tą daryti ir kada jau galima tą daryti po gimdymo? Tai kalbant nuo pat pradžių, šiaip natūraliai gimusi mergaitė jau dirbo su dubens dugnu, nes šiaip gimęs kūdikis, jeigu paimtume ant rankų, gal irgi atsimeni, kur kvepuoja vaikas. Kūdikis, 1-2 metų vaikas. Ar į pečius, ar į pilvą? Pagrindė kvepavimas, kur būna, kas juda. Pilvas gal? Pilvas, visai pilvu, kai jis kvepuoja pilnai. Tai tas pilvinis šonkaulinis kvepavimas, jis automatiškai pajungia dubens dugno veiklą. Kai vaikas patiria stresą, laikyseną, telefonai, suolai, mokykla, tai tuomet jau prasideda dubens dugno disfunkcijos, jau nuo tada gali prasidėti. Tai visų pirma, tai viską einant atgal, tai reikėtų mokykloje apie tai dėstyti. Ir jau mokykloje apie tai kalbėti, kad tiesiog susipažinti, kas tai yra, nes aš net biologijos pamokose neatsimenu tokio dalyko, kad man dėstė. Tai jau mokykloje supažinti mergaitę su tuo, kas yra dubens dugnas, kaip jį naudoti judesiuose, kaip atpažinti, ar jisai veikia ar neveikia, kaip šlapimos sulaikymas veikia, tai yra, kad nėra normalu nusičiaudint, išsisiosioti, ar ne. Tai šitie momentai ir galiausiai, tai jau ruošiantis nėštumui vėlgi, jeigu įmanoma, tai taip, įmanoma prieš nėštumą jau pradėti dirbti su dubens dugnu, tai tobula, bet dažniausiai mes pastojam ir tada pradedam galvoti, ką dabar daryti, kad būtų geriau. Tai dubens dugnas yra kvepavimas, dubens dugnas numeris 1, kurie jau eina, kaip sakau, jeigu jau nieko, jau tikrai tu ten turi gulėti, tai bent kvepavimą ir dubens dugną mes turim daryti. Dubens dugnas nėra sėdmenis, nėra šlaunis ir nėra kirkšnis, kas dažnai yra painiojama. Ir tikrai neretai pas mane klientės ateina, sakau, ar darėjai dubens dugno pratimus, sako taip, su kineziterapeute ir parodo pratimą, kur kilnoja sėdmenis, arba tenais kokį nors sėdmenų pratimą daro. Tai vis akcentuoju, kad tai nėra dubens dugno pratimas, tai yra sėdmenų pratimas ir jie jungiasi komponentiškai, bet reikia mokinti žmogų suprasti, kur yra tas dubens dugnas. Tai yra tarpvietės išangės raumenys, kuriuos mes jaučiame viduje, jie yra kelių sluoksnių, galima priekinę dalį įtempinėti, galima galinę. Tai mes pirmiausia turime suvokti su nervų sistema, kur jie yra, juos įtempti be jokių kitų raumenų pagalbos, stimuliuoti juos be jokių kitų raumenų pagalbos, gebėti išlaikyti 10 sekundžių, gebėti išlaikyti net ir minutę, dubens dugną įtemptą ir per 10 sekundžių atpalaiduoti lėtai, kad nebūtų nukritimų dubens dugno, tai čia jau parodo tonusą, koks yra tonusas. Bet tai yra tik tai apie 20% jėgos dubens dugno. Norint stiprinti dubens dugną aktyviau, pasiekti didesnį procentą jėgos, kad mes jau keltume tos pačius organus į viršų, tai yra jau komponentiniai pratimai. Tas pats jau sėdmenų pakelimas, kojos pakelimas, sėdmenų pratimai, ten bet kokie, net ir tie patys svorio kelimas į viršų yra dubens dugno pratimas. Aš taip merginam sakau, įsivaizduokit, kad jūs svorį keliat iš pilvo ir iš dubens dugno, ne iš rankų. Rankas pamirškit, jos atliks judesi. Stabilizuokit liemenį. Liemens stabilizavimas įvyksta su dubens dugnu, jis jau iškyla, diafragma pakelia į viršų ir pilvo siena įsitempia. Ir mes tą savo kvadratą, visą pilvą stabilizuojam, įtempiam ir tuomet galima atlikti bet kokį judesį. Ir tada jau belieka kitos fiziologinės ten traumos, čiurnos, keliai, kampai ir taip toliau, kur galima koreguoti, bet jeigu mes korpusą stabilizuojam, realiai net ir su prastais pratimais savo nepakenksit labai. Tai čia yra tokia, kaip sakau, spaudimo
kontrolė, kuri yra būtina. Ir jau tada mes dirbam su dubens dugnu efektyviau. Tai yra, kad mes jau ir pasipriešinimo turim, ir jėgą turim, ir kažkokią ištvermę, vat kardio darau, ar veikia mano dubens dugnas kai kardio, su to pačiu bėgimu nėštumo metu. Jeigu bėgat, dubens dugnas turi veikti, jeigu jisai neveikia, tai dirbti dar prieš bėgimą reikėtų. Po gimdymo tas pats. Šlapimo nelaikymas po gimdymo nėra normalu. Kaip būna kartais pasako, atėjo pas mane klientė, aš tada labai pati kažkaip viduj nuliūdau, nes jinai po metų atėjo, sako, aš jau metus laiko nelaikau šlapimo, per N daktarų praėjo ir visi sakė, kad yra normalu, kad tu po gimdymo nelaikai šlapimo. Metus laiko ir jinai vis dar gavo tą patarimą. Ir jinai dedas ir tamponus, ir įklotus, ir tiesiog gyvena gyvenimą su šlapimo nelaikymu. Ir mes atidirbom kelias treniruotės su dubens dugnu, aišku, padariau mobilizacijas, manualiką į dubens dugną, pasirodė jis ir pertemptas buvo, nebuvo lysta prie jo, nebuvo stabilizuotas dubuo, ir viskas ir susitvarkė, ir tai kainavo 2-3 savaitės darbo. Ir tiesiog toksai liūdesys apėmė, kad visgi dar gauna tų patarimų, kad tai yra normalu. Tai nėra normalu, mes turime gebėti laikyti savo šlapimą, kaip ir išangę išlaikyti ir taip toliau. O kaip greitai galima grįžti prie tų pratimų, nes dažniausiai, tikriausiai pasiklausiusias šito pokalbio, norės iš karto jau sekantį dieną tos pratimus daryti. Ar dubens dugno raumenį stiprinti galima jau irgi taip pat gana anksti pradėti, dar net nesulaukus 6 savaičių, ar visgi... 6 valandos po gimdymo. Jau iš karto. 6 valandos. Labai populiaru yra, tarkim, irgi pirkti visokie tenais dubens dugno raumenų stiprinimui, ten visokie kegelio kamuoliukai ten, kur, kaip ir, aš žinau, tokie būna skirtingų tų visokių svarelių, tarkim, kad reikia išlaikyti, sutemti ir išlaikyti jos viduje, tai čia kaip pratimą atlikti, kad su kažkokiu svoriu, suprantu. Tai dar toks kaip ir gerai, bet yra dar visokių ten tų elektrostimuliatorių ir taip toliau. Ką jūs galvojate apie šitos dalykus? Ar jie kaip... Tikriausiai, aš galvoju, kad pakeisti kineziterapijos jie negali, bet ar gali būti kaip pagalbininkai šalia lygiagrečiai eiti ar kažkokios naudos duoda? Gali eiti šalia, tačiau aš žiūrint į visą fiziologiją ir kaip veikia žinios, tai čia yra tiesiog pinigai ir marketingas, realiai. Tai visi dubens dugno treniruokliai yra būdas, kaip užsidirbti kažkam. Tai pats dubens dugnas, jisai susitraukia nuo mūsų nervų sistemos. Jeigu jis yra traumuotas, elektrostimuliacija padeda, bet tai jau dažniausiai vyksta kartu su reabilitacija. Reabilitacija, kurią nustato gydytojas, traumatologas, dubens dugno specialistas ir jau mes turim tos prietaisus, kaip ir gydymo įstaigos įvairiausius prietaisus turi, kurie jau reabilituoja kažkokią tai problemą, kuri įvyko. Jeigu tu pats savo gydytojas ir nustatai šitas problemas, tada tvarkoj, tu gali nusipirkti ir savo susidaryti programą, ką daryti, ko nedaryti. Tačiau, vėlgi, čia klausimas, ką mes renkamės. Ar mes renkame save gydyti su ChatGPT pagalba ir ten tais visais pirkiniais prisipirkę, ko labai daug kas turi namuose ir galiausiai nenaudoja, ar visgi reabilitaciją palikti specialistam. Tai toliau tie patys paprasti dubens dugno treniruokliai, jų pagrindinė esmė nervų stimulacija. Tai yra, kad aš jau kai įsikišu kažką į makštį, mano nervų sistema siunčia signalą, kad aš kažką tenais jaučiu. Ai, tai čia yra mano dubens dugno raumenis, ai, tai man tai reikia daryti, ai, tai man tą reikia įtraukti. Minusai yra tai, kad gali pertempti dubens dugną, tai jeigu per ilgai laiko, per daug daro, per daug užsižaidžia su tais treniruokliais, nes kai kurie ten būna ir su appsais, kur ten drakoniukas šokinėja ir taip toliau, tai gali pertempti dubens dugną. Pertemptas dubens dugnas, tos pačios problemos, šlapimo nelaikymas, organų prolapso nebūtų, bet dideli dubens dugno skausmai gali būti, simfizito skausmai, kirkšnų skausmai, gimdymo traumos taip pat yra nuo to, kad yra pertemptas dubens dugnas. Tai tie kiaušinukai, aš labiau sakyčiau, yra tada, aš kaip susitinku su klientėmis, ir mes niekaip per pirmą kartą nesuprato, kur yra dubens dugnas, kaip įjungti jį, neveikia nervų sistema. Tai yra kažkoks apšalimas, gali būti ir po gimdymo apšalimas, nuo cezario pjūvio apšalimas, tiesiog nervų sistema nekontaktuoja. Tada jau mes imam treniruoklius į pagalbą. Bet kol nėra tos susitikimo su savim kontakto, aš labiau esu už tai, kad tu pats save turi pažinti. Įdėk 2 pirštus į makštį, nueik į dušą, įdėk 2 pirštus į makštį ir kontaktuok. Čia yra labai daug nervų. Mes viską siunčiam per lytėjimą, per pažinimą savęs. Tai kiaušinėlis tikrai neduos tiek daug nervų, kiek mūsų pirštai. Kontaktas su vyru, vyras viduje. Daryk Hegelio pratimus. Žiauri geras kiaušinukas viduje. tai sakau, čia praktika abiem. Vyrui malonu, jum labai gera trefkė. Win-win. Tai tikrai mes galim tą daryti natūraliai, be jokių kitų prietaisų, kurie gali sukelti infekcijas, kur jeigu nepanaudos higieniškai jų nematau reikalo
kišti ten reikalų. Dar kadangi turi gydytoją, kuri operacijas atlieka, man kaip jinai pripasakoja, kiek randa visokių dalykų pas moteris viduje jau ten ištraukti, išoperuoti reikia. Sakau, wow, tikrai nereikia tiek daug kišti ten dalykų. Nu gerai. O dabar, tarkim, turbūt vienas iš tokių populiaresnių irgi dar dalykų, kur mes negalim praleisti, tai yra simfizitas ir diastazė, kur čia mes turim šitos dalykus aptarti, nes labai moteris jau tai yra labai populiaru, labai tau domisi, labai bijo. Tai tada toks trumpai pradėkim gal nuo simfizito. Kas tai yra iš viso? Ką moteris jaučia, kaip atskirti, kad tai yra simfizitas? Simfizitas yra gaktikulinės sąvaržos skausmas, tai kaip yra mūsų dubuo. Taip, dubuo susijungia iš 2 kaulų ir priekyje yra gaktikulinė sąvarža susidariusi iš fascinio audinio ir kuomet mes paspaudžiam sąvaržos vietą, jaučiasi ūmus skausmas. Bendrai skausmai gali jaustis naktį, besiverčiant lovai, kada koja atsidaro viena ir kita arba atskirai verčiasi, žingsniavimas ant vienos kojos, paėjimas į šoną, labai didelis skausmai sudėgiantis, kartais taip surakina, kad net paeiti neįmanoma. Jeigu yra tikrasis simfizitas, nesimfizitiniai požymiai, o tikras simfizitas, moteris tiesiog šliauš jau gydymo įstaigą. Tai yra jau gydymas, jau dažniausiai kaip ir uždegimą gydo ir gydytojas sprendžia gydymo eigą pasitelkiant kineziterapiją. Bet kol tai yra tik ūmus lengvi skausmai, tai aš visą laiką einu į testavimą, tai realiai testuoti, ar tai nėra kirkšnų pertempimas, kas irgi labai dažnai būna pas nėščiąsias dėl gimdos raiščių besitempiančių. Raiščiai tempiasi, pozicijos nėštukių labai dažnai yra klaidinga laikysena va šita, kuomet pilvą išverčia į priekį, pečiai atgal, pilvas užsiverčia ir gimdos pozicija jau iš apačios raiščius šitaip tempia, kad visa vidinė dalis stipriai užsitraukia ir tiesiog tie raiščiai viduje atrodo kaip simfizitas ir tada jau viskas. Man simfizitas, aš jau čia nepainu, man jau čia šakės. Tai tuomet vyksta testavimas, tai ar mes galim ant vienos kojos pratimą padaryti, ar mes galim vaikščioti, ar paspaudus gaktinę sąvaržą yra didžiulis skausmas ir labai dažnas atsakymas yra ne. Labai dažnai tai yra tiesiog kirkšnų gimdos psoso raiščių pertemimas, kur tiesiog įmanoma išmasažuoti manualiniu būdu. Tai yra manualika. Dar su simfizitu gal dažnai moteris pastebi, kad tarkim skausmas paūmėja, tarkim, lipant ant vienos kojos iš lovos, arba iš mašinos, arba lipant laiptais, kai dubuo tai pradeda susibuoti. Gal irgi išreiškia tokius, kad atrodo lytais, kai stoviu vietoj nieko, bet kai darau kažkokį tą judesį, kai tie kaulai tai pradeda kraipytis, dar toks atsiranda ūmus labai skausmas. Dažniausiai simfizito požymiai yra, kai dubens padėtis nėra stabili. Vienas kaulas yra pakilęs aukščiau negu kitas. Tai ir simfizito diržai ir yra būtent tam, kad visų pirma tai stabilizuoja dubenį, jis spaudžia vienas į kitą ir viena ašis apriša, kad truputį kilstelti. Tai tarkim diržas, kaip daiktas jau atlieka tą funkciją. O pratimai ir treniruotės stiprina raumenyną, kad keltų natūraliai tą klubą. Tai aišku, jau ir tada turim stebėti laikyseną. O pavyzdžiui, kaip mes abi dvi dabar sėdim. Tai jau blogai. Jau blogai. Tai jeigu mes turėtume simfizitą, po šito sėdėjimo paūmėtų skausmas. Tai tarkim, jau turim taisyti sėdėseną, po degikulių gal pasidėti pagalvėlę galima jau, pakeisti kėdę į kamolį, kėdė turi būti minkštesnio pagrindo, ne kieta. Tai vėlgi dubens stabilizavimas, atsirinkti pratimus, kad nebūtų asimetriniai pratimai, o būtų stabilus 2 kojų pratimai, iš lovos lipti 2 kojom, bet šiaip pagrindė manualika padeda. Manualika tai taip 1-2 ir jau savijauta geresnė. Tai pratimais sekti raumenyną, kad būtų simetrija tarp abiejų kojų. Tai jeigu pastebėjot, kad su viena koja dirbu ir viskas tvarkoja, su kita koja padirbu, nevelnio, negaliu nei tiek išstumti, nei tiek pakelti, nestabiliai stovo, visą kritinėjų. Vadinasi, čia jau turit pakankamai daug darbo ir jau šitą problemą susitvarkius, simfizitas gali kartu tvarkytis. Jau čia kineziterapinė ta ašis. O tada geriau moteriai vis tiek kreiptis į specialistą tikriausiai, jeigu tokia problema yra, jau pačiai namie išdirbti tos pratimus yra pakankamai sudėtinga. Žiūrint, kiek žino, nes dabar tų žinių apie treniravimą yra nemažai ir daug kas yra pasportavę, tarkim, žino, kaip stiprinti asimetrinės kojas. Tai kas žino, tai jo, bet kas nesusidūrė su tuo, tai visą laiką geriau turėti specialistą šalia. Dažnai matai dar žmogus, kai jeigu neturi daug patirties, net neatskiria, kuri ta koja yra tokia silpnesnė. Taip. Gal dar irgi padėtų toksai, kadangi sakom, kad tas nestabilumas iššaukia tos skausmus, tarkim, gal netgi tas toksai, kaip sakau, lipimas iš mašinos ant 2 kojų, tas toksai, kaip, kad iškelti abi ir tada stotis, kad nekrypuoti lygiai taip pat lipant iš lovos,
vat stengtis išlipti abiem kojom, iš karto ne po vieną koją. Taip. Tai vat iš tų tokių dalykų. Ir tos diržus, ar moteris gali įsigyti pačios, kur sakai, kad prilaiko tą vieną koją, dedasi toks po pilvu, ar čia parenka kineziterapeutas, ar ten... Kineziterapeutas gali padėti išsirinkti, bet šiaip tai tikrai gali ir pačios išsirinkti, tai yra simvizito diržai, gali būti ir be tos vienos atramos, aš tiesiog labiau juos vertinu, bet yra daug diržų, kurie tiesiog ant klubų dedasi ir pačią sąvaržos suvedinėja, kad jinai nebūtų tiek prasiskyrus. Pats simfizitas kaip dalykas, tai yra sąvaržos prasiskyrimas ir kartais tam reikia ir operacijos arba gydymo taikymo. Tai jeigu jau yra tiek prasiskyrę, tai mes galim stabilizuoti, taip mes turim reabilitaciją atlikti, bet kartais tai nepadės sutraukimo padaryti. Tai diržas stabilizuoja nėštumo metu ir tada po gimdymo jau sprendžia. Jeigu yra tas tikrasis simfizitas, kurį nustato gydytojas ultragarsiniu būdu, tai jau yra įrašyta ir gimdymo istorija ir net sprendžia, ar gali gimdyti, ar negali gimdyti natūraliais takais, nes gali dar labiau plyšti ir būti jau labai stipri trauma. Taip. O po gimdymo ta problema, tarkim, jau kai jau tas ir, kaip sakyti, susitraukia šiek tiek tas tarpas tarp būtent tų gaktikaulių. Savaime ir praeina tas dažniausiai skausmas, ar kažkokių papildomų priemonių nebereikia? Dažnai praeina dėl to, kad hormoninė sistema tvarkosi ir tas pats išsitempimas sąvaržos ir skausmai gali atsirasti dėl relaksino poveikio, kuris krenta po gimdymo, jo dar lieka, bet jisai krenta ir tada jau stabilizuojasi natūraliai, bet vėlgi tai gali būti per 3 mėnesius, gali būti per metus. Tai visame tame laikotarpyje nereikėtų ignoruoti to paties simfizito ir vis tiek dirbti su stabilizavimo pratimais, kur jau ir dubens kaulus apjungia, kamuoliukas spausti tarp kojų, dubens dugno stiprinimas labai daug įtakos daro. Tai tą pačią net ir skarą, tiesiog jaučiat, kad vieną dieną skauda, užsidedu skarą ir užsirišu ties dubens kaulais ir stabilizuoju dubenį. Jau tai gali labai labai padėti. Bet šiaip tikrai kreiptis į specialistą, vienas dalykas tai įsivertinti, ar tai yra tai, ir gauti atsakymus, ką tau daryti. Nes, kaip sakau, tikrai būna, ateina pas mane su simfizito problema, išeina su dar 5. Bet ir su sprendimo būdais, tai yra, kad mes randam, kur buvo tos problemos, kad atėjo iki šitos skausmo. Tai va. O kaip su diastazė? Kas čia per terminas? Čia dabar labai populiarus dalykas. Kodėl neatsiranda ir kaip neatrodo, kaip suprasti moteriai, kad jinai ją turi? Tai šiaip labai paprastas testavimas, tikrai YouTube'ai būtų pilna informacijos apie tai, kaip atrodo. Tai yra kauburėlis išlindęs per pilvo sieną per vidurį. Jeigu aš guliu ant nugaros ir atkeliu galvą, ir man čia išlendavo toksai namelis, tai reiškia, kad jau pilvo siena yra prasiskyrusi ir per tą tarpelį man jau ten lenda, kaip sakau, visi žarnokai. Tai diastazė gali būti plotyje ir tankyje. Tai yra, kai testuoja, dažna klaida, kad testuoja tik tarpą. Ir ten pasižiūri, 3 pirštai, 2 pirštai, yra, nėra diastazės ir viskas. Bet iš tikrųjų reikia testuoti ir minkštumą, tai yra kiek standi pati fascija ir gylį, kiek aš galiu dėti pirštus. Tai va tikrai būna, kas ateina jau konsultacijai pas mane diastazė, čia man reikia operacijos, jau nebežinau ką daryti, patestuoju, 2 pirštai, ten 2,5, kur yra tik kvėpavimo reikalas ir atsistatymo reikalas ir visiškai kieta. Viduj fascija yra tvirta, pilna medžiagų, viskas yra tvarkoj. Ir yra tokių situacijų, kur yra 1,5 piršto tarsi mažiau, bet jau dedu tos pirštus ir jie eina gilin. Ir jau ten nėra jau apie fascijos tankumą jau nebėra kalbos praktiškai. Ir fasciją sugydyti yra labai sudėtinga, nes tai nėra pratimai. Pratimai yra pilvo presas. Tai yra pilvo preso stabilizavimas, kad pilvo presas atlaikytų tą esamą tarpą ir šiek tiek suvedinėtų. O fascijos gyjimas yra mityba, stresas, miegas, laikysena, medžiagos, kurias mes gaunam, tai yra vėlgi alkoholis, rūkymas labai kenkia fasciniam laukui, fasciniam audiniam. Tai aš pati turiu tą diastazę, tai man labai įdomu pačiai stebėti savo visą augimą ir procesą. Padarau per daug treniruočių, padirbu su moterimis, nes turiu ne tik nėščių ir pagimdymių, bet ir moterų grupės, kur mes jau tenais, kaip sakau, per galvą verčiamės. Ir štangos, ir kūlversčiai, išstovėjimas ant rankų ir ten išsikelimai, žodžiu, mes ten visko darom. Su jom užsimotyvuoju, visko pridarau per daug, diastazė padidėjo. Grįžtu į atsistatymo treniruotę su pogimdymiam, dirbu kvėpavimai, korekcijos ir taip. Diastazė sumažėjo.
buvo vakarėlis, gimtadienis, pavalgiau, gal atsigėriau kažko, diastazė, opa, savaitė yra. Susitvarkiau, mityba švari, nėra jokio žalingo įpročio, diastazė, opa, sumažėjo. Tai čia labai labai priklauso, ką mes organizmui duodam, kaip medžiagas, kaip fascija veiks, nes jinai yra kintanti, tačiau jeigu jau tas maišelis mūsų suplėšytas yra, tai jau mes negalėsim atstatyti į pirminį lygį. Tai va irgi čia svarbu suvokti, kad šiaip teoriškai sako, kad įmanoma atstatyti diastazę, bet kai aš žinau, kiek yra daug kintamųjų, kad ją atstatyti, tai kartais ramiau pasakyti, kad sudėtinga atstatyti, įmanoma, bet sudėtinga, 1 pirštas, 2 pirštai nedaro įtakos sveikatai. Svarbiausia tai būtų funkcionali diastazė. Funkcionali diastazė reiškia, kad aš moku uždaryti pilvo sieną, aš moku ją kontroliuoti, aš galiu pakelti kojas nuo žemės, neišėjus pilvo diastazijai į priekį. Ir vat kaip tik neseniai turėjom tą susirinkimą su Amerikos kolegom ir tyrinėjom diastazijos 24 metų tyrimus apie crunch, atsilenkimus į priekį. Tai pagrindinis mitas, kad negalima daryti atsilenkimų į priekį. Noriu iš to klausimo klausti, nes dažnai taip ir būna, iš tikrųjų, kad nedaryk atsilenkimų, nes po gimdymo, nes paryškės diastazė. Tai taip, ir dabar tyriamieji buvo įvairių grupių, ir po gimdyvės, ir kur ką tik pagimdžiusios, ir ten po metų, ir po 2 pagimdžiusios su diastazėm, ir tyrė su ultragarsu. Tai yra, kad pratimo metu, kaip vyksta diastazijos susitraukimas ir kiek išlieka diastazijos susitraukimas. Tai yra kitas metodas, tai yra vakuumas, arba kitaip tariant kvėpavimo pratimas, kuomet aš iškvepiu, ten viską sutraukiu, įtraukiu ir ten laikau iki drebėjimo, arba atlieku kitus judesius, bet pilvą sutraukus laikau ir ten saugiai tik tai šoninės lentutės ir taip toliau. Tai yra šitas metodas, jisai yra 2 vietoj. Pasirodo. 1 vietoj galiausiai yra crunchiai pagal ultragarsą. Tai yra, kad mes turim daryti susirietimus. Bet tie atsilenkimai, jie yra labai gerai vėlgi iki to lygio, kad yra kontroliuojama. Jeigu dabar mane išgirs po gimdyvės ir tiesiog iš karto pradės daryti tos crunchius, gali sau ir pakenkti. Nes jeigu daro susirietimą su diastazijos iškilimu, tai yra kada pilvas išsiriečia, neišlaiko nugaros, išeina visi organai į priekį, tai gali pakenkti. Tai tada padidina diastazę. Bet jeigu yra korekcija, kuomet šonkauliai nuleidžiami, įtempiamas dubens dugnas, užtraukiama bamba, iškvėpimo metu atsilenkimas yra atliekamas korektiškai, nusileidžiant įkvepiam į pilvo šonus, jau visko tiek daug padaryti reikia. Čia užlaikai į pilvo šonus, aktyvuoja giliuosius pilvo preso raumenis šoninius ir tada viską paleidi, tai mažina. Tai dėl to tikriausiai reikia specialisto, su kuriuo dirbti, nes kaip pats pradedi, kaip pačiam reikia tiek daug įvykdyti užduočių, dažniausiai supranti, kad turbūt įsiklingai nepadarysi to pratimo be priežiūros. Tada geriau rinktis šoninę lentą, rankytę pagilnot, kojytę. O yra kažkokia prevencija, tarkim, nėštumo metu, kad ta diastazė neatsirastų? Taip, yra nėštumo metu prevencija, tai tas pats. Tas pats dirbti su pilvo siena. Nėštukės labai dažnai su pilvo siena bijo dirbti iš tikrųjų. Tai tas pats kvėpavimas visų pirma, spaudimo kontrolė, kaip minėjau, kartu su dubens dugnu, jėgos pratimai kartu su pilvo sienos aktyvacija, tai neturėtų pilvas kabėti, kai mes darom pratimą. Bet kokį, balansinį, jėgos, kardio, pilvo siena turi būti dirbanti, bet po pratimo maksimaliai atsipalaiduojanti. Tai va čia irgi 2 momentus svarbu įtraukti, tai yra, kad pilvo siena neturi būti pertempta, kad vis laiką įtraukus laikau, bet tuo pačiu ir neturi būti atpalaiduota pratimų metu. Tai pratimų metu iškvepiu, įtempiu pilvą, aktyvuoju, ten darau pasipriešinimus ir panašiai, jau diastazija yra mažinama ir fascijinė grandis yra stiprinama. Ir aišku, vėl kiti dalykai, miegas, stresas, maistas. Tai šitus dalykus susižiūrėti, kad organizmas būtų papildytas medžiagomis, nes taip pat diastazija kaip patologija yra paveldimas dalykas. Tai mes galim gimti jau su diastazija, kūdikiai bendrai tai beveik visi gimsta su diastazija ir tada traukiasi, kaip ir kaukolė, ir kiti sąnariai traukiasi, taip ir diastazija pas juos traukiasi, bet pas kitus genetiškai išlieka. Ir tada jau reikia funkcionaliai atlikti judesius, stebėti pilvo sieną, kad nepadaryti sužalojimų nugaros apačioje, nepasidaryti bambos išvaržos tos pačios, nes vėlgi, kada labai stipri kompresija eina į pilvo sieną į vidų, tai vienas dalykas išėjusi kompresija į pilvo sieną nusileidžia žemyn, tai va tas organų prolapsas, tai yra organai pasislenka žemyn ir išėję į priekį gali sudaryti
padaryti išvaržą bamboje, tai yra pilvo sienos išvarža. Tai mes tą kompresiją turime kontroliuoti su iškvėpimu, su įtempimu, dėl to tas dubens dugnas čia yra įtrauktas, kvėpavimas yra įtrauktas ir nėštumo metu lygiai taip pat šoninės lentos, gali būti ir tiesios lentos, jeigu išlaiko, bet šiaip ropojimas 4 tada turėtų būti, atvirkštinės lentos, stabilizavimo pratimai su pilvo sienos įtraukimu ir taip toliau. O kada jau reikalingas chirurginis įsiterpimas būtent? Kada jau neįmanoma sutvarkyti fiziniu būdu. Tai šiaip chirurginis yra 2 tipų, tai yra ar aš noriu to dėl grožio ar dėl sveikatos. Tai šiaip procentaliai daugiau būna dėl grožio, nes dėl sveikatos dažniausiai yra sutvarkoma fiziškai. Tik tai, kad fiziškai, kaip minėjau, su diastaze, kaip nėštumo metu mums pasiruošti, tai viskas iš tikrųjų labai paprasta. Reikia lankyti treniruotės. Ir viskas. Su diastaze kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, ką aš bedaryčiau, daro įtaką. Tai jeigu nepasišventi tam, tai aš ir neturėsiu rezultatų. Ir labai dažnai tai yra per sunku žmonėm padaryti. Dėl to jau geriau pasidaryti operaciją. Bet šiaip tie, tarkim, pirštai, net ir 9 cm diastazija buvo sutvarkę su korekciniais pratimais. Bet žmogus turėjo pasišventimą, tikrai. Nuoširdžiai labai daug dirbo ir labai daug laiko skyrė. Bet labai dažnai su jau 4-5 cm keliauja pas operacinę ir ten gaus dažniausiai vienintelę nuomonę, kad čia tik operacija, net nesiūlo kitokios reabilitacijos, nes vis tiek jiem tai yra aktualu. Ir jau klijuoja, tai yra susiūna ir panašiai. Su diastaze niekada nebus gražus pilvas. Tai čia dar vienas momentas, kur moterim kartais tai yra daug svarbiau negu funkcionalumas. Tai vėlgi ta bamba būna tokia nuliūdusi, odos yra daugiau, riebalinis perteklius visada užsidės dėl to, kad yra tarpas ir pilvas bei bendrai kūnas saugo pilvo sieną, nes ten yra jautri vieta, organai ir jie lieka atviri, nes yra tarpas. Ir jau tada yra riebalinis audinys, kurį uždės pats kūnas, kad ir tu ten dietos laikysies, nebent jau visai išsidžiovinsi, tai irgi yra įmanoma, bet kaip sakau, tai nėra sveika. Tai tas riebalinis audinys jau irgi gali likti ant tos pačios diastazės ir jau mes susiduriam su to, kad pilvas galbūt nėra sixpackinis ir barbės toks, kaip daug kas nori. Ar norėtumėt kažką tai pabaigai moterim besilaukiančiom palinkėti arba paminėti iš mūsų šito pokalbio kokį nors porą akcentų? Tik žinutė į namus. Į namus žinutė. Norėčiau tikrai visom palinkėti savyje, atrasti meilę, kuri pirmiausia eina į jūs. Tai meilė gali būti pasireiškusi ne tik sportiniu principu. Sportinis principas tai yra tik tai viena tema, iš kurių mes dengiam, tai yra miegas, mityba, socialinis gyvenimas. Tai manau, kad pirmiausia turime atsižvelgti į save ir savo poreikius ir kontaktuoti su žmonėm, nepamiršti susitikti, kalbėti, pasakyti savo jausmus ir į tą kasdienybę įtraukti bent po vieną mažą gerą dalyką. Tai tiesiog per dieną padaryti vieną mažą gerą dalyką, jūs jau turėsite geresnį nėštumą, sklandesnį gimdymą, geresnę nuotaiką ir savijautą. Tai ar tai būtų mitybos mažas dalykas, ar tai būtų streso, ar tai būtų sporto mažas dalykas, kurį jūs padarysite dėl savęs ir vaiko. Labai gražiai iš tikrųjų užbaigė šitą mūsų ilgą pokalbį. Tai tikrai tik noriu pridėti, kad bazinius dalykus Gerda labai gražiai paminėjo, tai aš galbūt tokį dar akcentą būtent apie fizinį aktyvumą. Tai tikrai noriu paskatinti, nebijoti judėti per nėštumą ir nesiklausyti buvusių mitų, kad nėščiosiams negalima ir tai yra pavojinga, nes priešingai sportas tikrai jisai ne tik sveikatai naudingas, bet jisai emociškai, jūsų nuotaikai, bendrai savijautai jisai yra labai labai svarbus. Tad judėkit, nebijokit judėti ir jeigu reikia pagalbos, būtinai kreiptis į specialistą, kuris padės atrinkti pratimus, su kuriais jausite saugios. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau.